sveiki mados gerbėjai, savito stiliaus kūrėjai ir visi neabejingi mados pasauliui. Šiandien esame Spirit parduotuvėje, kurios stilingoje erdvėje supažindinsime jūs su pagrindinėmis sezono tendencijomis. Spirit kuria savitą stilių, kuris gali būti pritaikomas ne tik priešais profesionalaus fotografo objektyvą, bet ir kiekvieno mados gerbėjo garderobe. Pradėkime kelionę. Dirbate biure ir kas rytą sukate galvą, kuo pakeisti kasdienį nuobodų kostiumėlį? Siūlau nebijoti improvizuoti stilizuotos klasikos prasme. Klasikinio kirpimo juodos kelnės ir pastelinės rausvos šilko palaidinė. Primena klasiką, tiesa? Tačiau pažvelkime atidžiau. Odinė apykaklė ir odos juosta aplink sagutes šiai lengvo šilko palaidiniai suteikia truputį daugiau saviraiškos ir grubumo. Nepamirškit, jog šį sezoną itin madingi drabužiai puošti odinėmis detalėmis. Tačiau tai dar ne viskas. Derinį paskaninkime odinę baikeriško stiliaus liemenę, dekoruotą grubiais užtrauktukais. Ir turėsime puikų derinį paversintį jų stilingą ne tik biure, bet ir už jo ribų. Nepamiršome ir vyriškosios auditorijos pusės. Klasikinį mėlyną ir pilką kostiumą bent retkarčiais siūlau išmainyti į žaismingą ir eklektišką aprangos derinį. Šįkart dėmesio laukia prieš kelis dešimtmečius itin madingų buvusio ir dabar su trenksmu grįžusio skaliko dantų rašto kelnės, prie kurių puikiai tiks kiek grubesni laisvalaikio tipo batai be klasikinės pakulnės. O balintos kavos marškiniai, paskaninti ryškia velveto peteliške, sukurs šarmingą įvaizdį. Derinį galutinai užbaigia prabangi natūralios odos dekoruota avikailių odinė striukė, su kuria tikrai neliksite nepastebėtas. Sekmadieninį pasivaikščiojimą įsivaizduojate kaip romantišką kelionę? Tuomet siūlau nepabijoti ryškesnių kontrastų. Žalia ažūrinių nėrinių suknelė ir kontrastinga raudona pūkinė pelerina 3/4 rankovėmis bus būtent tai, ko ieškote. O jei dar priderinsite sodriai žalią vilnos fetrinę skrybėlę, jūs tikra laisvės podiumo užkariautoja. Sekmadieninius damų pasivaikščiojimus būtinai turi papildyti stilingą vyriško stiliaus inspiraciją, tad vaikinui siūlau kiek labiau laisvalaikinį derinį. Pagrindiniu akcentu išrinkau šiltą margais raštais ir odos detalėmis dekoruotą liemenę, kuri puikiai pakeis visiems įprastas striukes. Stilingas gobtuvas gali būti dėvimas nebūtinai apsisaugant nuo šalčio. Tad po liemene prideriname pilką laisvalaikio džemperį, juoda sutraukiamais galais kelnės ir neleisiančius sušalti ūgus, didelė rankinė ir pirmyn. Tikiuosi, jog šis naujas, asmeniškesnis žvilgsnis į sezono tendencijas jūsų nenuvylė. Nepamirškite, jog pagrindinis sezono raktažodis yra kontrastas. Tad plačiai atvėrę savo spintų duris, prisiminkite, priešingybės traukia. Iki sekančių susitikimų Spirit aprangos parduotuvėje.